Sveiki, gerbimieji. Noriu įrašyti tokį vieną video, pakalbėti su jumis. Čia nebus tokia kaip reklaminė pobūdžio video, bet bus video, apie kurį, kad žmonės pagalvotų ir prieš perkant įrangą žinotų, su kuo jie gali susidurti ir viską apsvarstytų ir, kaip sakoma, priimtų teisingą sprendimą. Šiandien gavau tokią vieną laišką nuo vienos moteriškės, kuri įsigijo vieną rekuperatorių. Kaip supratau, rado pagal skelbimą meistrų, kurį montuoja rekuperatorius. Jie paprašė, kad jie reikalingas rekuperatorius, jie atvežė, sumontavo. Ir kada jie pradėjo naudoti tą rekuperatorių, visą pirma paaiškėjo, kad ten kažkokia nelabai aiški gera instrukcija surašyta. Jie norėjo kažką tai pastudijuoti daugiau, pradėjo skambinti meistrams, klausti, kaip ten kas. Jie pasakė, kad visiškai nežino apie tą rekuperatorių praktiškai nieko, neturi jokios apie tą rekuperatorių jokios informacijos. Moteriai pasirodė, kad tas rekuperatorius per gairsiai dirba, kad neveikia kai kurios funkcijos, kurios jie reikalingi, ir prašė mūsų konsultacijos. Suprantate, tokių dalykų, kada ne mes pardavinėjom, ne mes siūlėm, ne mes parinkinėjom tą įrangą, mes nežinom, kokia buvo kalba, kokius kriterijus reikalinga buvo klientai, kokie svarbiausi reikalavimai, kokių funkcijų reikėjo būtent iš šito rekuperatoriaus, kaip buvo parinktas pagal galingumą, pagal montavimą, pagal vietą, kuris jis buvo sumontuotas. Žodžiu, mes neturim visiškai jokios informacijos apie visą tą eigą, kaip buvo pasirinkta ta įranga, kaip buvo pateikta, kaip buvo sumontuota. Dėl to mes negalim, kaip sakoma, tokių variantų jums konsultuoti, kadangi mes visiškai, tas pats būtų, kad jeigu, sakysim, jūs nupirksit kažkur tai automobilį, po to man skambinsit, sakysit, žinokit, čia nupirkau, jūs gal galite pasakyti apie šią automobilį. Ta prasme, klauskit pas klientą, važiuokit pas meistrus, kurie ten jūs patikrins tą visą kitą automobilį. Mes tokių dalykų, kaip sakoma, sunku ir nekonsultuojam, nes neaišku, apie ką buvo kalba, kaip sumontuota, kaip parinkta ta įranga. Dėl to mums sunku kažką tai spręsti. Ir dėl to aš visą pirma sakau jums, kad stengtis pirkti įrangą pas tos, kaip sakoma, įmonė, pas tos pardavėjus, kurie užsiminėja tą įrangą, būtent studijuoja ją, būtent kurie renka duomenys, turi katalogus, žino pagal kokius kriterijus galima pasirinkti, kokios funkcijos yra, ką laukti iš šitos įrangos. Mes, pavyzdžiui, jau prekiavom gal 7-8 metai ir rekuperatorius su šilumos siurbliais ir turim, sakysim, tokį ir patirtį turim, savo patirties, kokių rekuperatorių arba kondicionierių buvo parduota daug, su kokiom problemom galėjome susidurti, arba mūsų klientai susidurė su kokiais problemais ateityje, arba ten montuojant tą įrangą, dar kažką tai. Ir mes galim suteikti jums daugiau informacijos, žinoma, nemokamai, kada jūs rengsit pas mus pirkti, suteiksim visokios informacijos, pas mus yra visokie katalogai, visokios daug, kaip sakoma, elektroninės informacijos apie įrangą. Mes turim ir aukštos kokybės specialistų, kurie būtent užsiminėja diagnostiką į tos įrangos. Galime, jeigu ką, pradiagnostuoti, pažiūrėti, ar kažkas veikia, neveikia. Palaikom pastovius labai gerus santykius su atstovais įmonės. Jeigu mes kažką tai nerandam, kažkokios informacijos specifinės, mes tada, kaip sakoma, susisiekėm jau su atstovais oficialus, jie per gamyklą siunčia tą užklausą gamyklai, ir tada iš gamyklų, iš inžinierių, iš tų, kurio projektuoja, gamina tą įrangą, gauna dar įsimesnį kažkokią informaciją. Žodžiu, tai, aišku, mes sugaišom ir laiką, ir pastangų visokių, bet mes stengiamės klientui pagal jo pageidavimą suteikti kuo daugiau informacijos. Pasakyti, kokios funkcijos yra, kokios funkcijos šio įrangai nėra, kokios funkcijos gal papildomai galima nupirkti, sakysim, kažkokius blokus, ten Wi-Fi bloką, pašildytuvą kažkokią, kur jeigu jis kartu nėra integruotas, jeigu jis kartu nekomplektuojasi baziniai, kaip sakoma, versijai, tai galima kažkokios papildomos funkcijos, papildomus blokus dapirkti prie šios įrangos, sakysim, arba būna tokių, kurie, sakysime, jeigu rekuperatorius pirksit, tai jis gali būti kaip su Wi-Fi integruotu, taip ir be Wi-Fi. Būna kartais yra Wi-Fi integruotas,
Dėl to nėra pultelį, kuris kabinamas ant sienos. Kai kuriems ta pultelė, kuris kabinamas ant sienos, patogu naudotis, viskas gražiai. Pultelių irgi skirtingų būna. Būnama labai programuojamas pultelė, liečiamas, ta prasme, su liečiamu ekranu spalvoto, labai gražus dizainas, viskas aišku, labai daug visokių funkcijų yra. Yra paprastesni pulteliai, tam žodžiu porą, tam funkcijų galima kažką tai pajungti, išjungti. Žodžiu, viską labai daug yra ir skirtingų, arba su šitu modeliu komplektuojasi šitas pultelis, jeigu dėl rekuperatorių, arba su kitu modeliu galima papildomai kažkokį nupirkti, arba prie kito modelio šitas, o būtent programuojamas didelis, jis netinka, negali susikalbėti. Žodžiu, viską reikia prastudijuoti ir dėl to aš sakau, kad kreiptis geriausiai ir tokius specialistus, kuris nori jums padėti. Pavyzdžiui, mes norim suteikti daugiau informacijos, jeigu pagidauja klientas. Jeigu klientas jau prastudijavo, gavo kažkokį kitur informacijos, rado ir jis arba ten jis jau pirko kažkur tai tą tokį rekuperatorių, jos naudoja, sakysim, pas savo motiną, ten pas brolį, pas dukrą. Jis jau žino maždaug, įsivaizduoja, arba būna žmogus gyvena tam bute, vienam bute arba namie, kur buvo toks panašaus gamintojo rekuperatorius ir dabar jis nupirko naują butą ir įsigijo arba stato naują namą ir nori būtent irgi tokį gamintoją. Jis apie tą gamintoją kažkiek žino, kažkokius informaciją turi, kad jam tinka, kad jam yra tokių funkcijų, kurias jam pritaikytos. Tada pas jį mažiau gal klausimų būna ir tada jis jau pasirenka, pažiūri, porą klausimų užduoda ir nuperka tos įrangos. Kiti žmonės visiškai neįsivaizduoja, kad čia per įrangą, kaip jį veikia, koks triukšmingumas, kaip galima paslėpti, ką laukti iš jos, kokie būna, ar reikia nuvedimo, tas kondensato nuvedimui šiam rekuperatoriam, ar nereikia jam nuvedimo, kaip keičiasi filtrai, ar filtrų lengvai nupirkti, ar jų kaina nedidelė. Žodžiu, klausimų gali būti daug labai, svarbu klausimų ir pas kiekvieną klientą yra savo klausimai, kurie geriau jam aktualesni, ta prasme, pagal jo objektą, pagal jo eksploataciją, visą kitą. Tai, kad aš siūlyčiau rinktis pas tos specialistus, kurie jau dirba su šia įranga, kurie turi žinių, kurie gali gauti daug informacijos. Jeigu mes, aišku, atminties, kaip jums pasakyti, mes prikiavim, gal tam turim kokį 300 visokių modelių, rekuperatorių, kondicionierių, šilumos siurblių pardavimo, tai žinokit, aš apie kiekvieną atmintinai viską tikrai irgi nežinau, bet aš galėsiu atidaryti katalogą, aš galėsiu užėti, pažiūrėti skaitmeninį informaciją ir jums laiškelį surašyti jūsų atsakymus, ta prasme, jūsų klausimus. Žinoma, būtų geriausia, kada aš matau, kad čia jau rimtas klientas, o ne taip, kad jis renka kažkokią informaciją, po to, gal jau nestatysiu kažkur, tai gal tam po 5-10 metų. Žodžiu, sugaišo daug tavo laiko, po to paaiškėja, kad tas žmogus, jis neplanuoja dabar šiuo metu statyti, paprasčiausia, jam įdomu pašnekėti, pabendrauti ir tai, kad irgi, prašau, irgi, kaip sakoma, gerbkite mūsų laiką ir jeigu jums nelabai šis dalykas aktualus, jūs paprasčiausia norit padiskutuoti, pakalbėti, tai žinokit, nelabai mes turim tam laiko, bet jeigu jūs jau planuojate įsigyti, tai kad, aišku, suprantu, kad žmogus kada perka kažkokį įrangą, ypač įrangą brangesnė, jeigu kurie ten rekuperatoriai kainuoja 1000, 2000, 3000 eurų, tai kad įsigijant tokį daiktą ir jūs naudosit šito daikto labai ilgai, tai kad reikia, aišku, žinoti kažkokios informacijos, palyginti visą kitą, kad ne taip, kad nupirko, panaudoju, ne tik išmečiu, kažką kitą nupirko, čia ne toks daiktas. Dėl to visada renktis gerą specialistą, kur jums galės arba patarti, arba rasti jums informaciją, suteikti visą ir prieš perkant, ir kada jūs nupirksit, sakysim, jūs pajungit kažką tai, neišėjo pajungti kažkokią funkciją, arba jūs kažkokias funkcijos negalit rasti, arba kažką prispaudėt, nežinot kaip išeiti, dar kažką tai, arba būna eksploatuojat, praeina kokie metai, dar kažką tai, kažkokias ten garsai padidėjęs, arba kažką tai ten jūs pastebėjot, jis ne taip veikia, kaip turėtų būti, gal ten filtras užsikimšo, dar kažką tai. Pas mus klientai būna ir po metų, po 2 metų skambinu, sako, tai jau kažką pamiršau, dar kažką, tai atsiųskit dar man instrukciją, kažkur tai dingo, neturiu instrukcijos, arba kažkokie kitų klausimų, kur mes galime visada jums padėti, suteikti informaciją.
ir dėl to ir jūs būsite patenkinti ir nebus kažkokių papildomų kažkokių ir jums reikės ieškoti, nežinot kaip kas, ką padarė, kodėl, iš kur ir niekas jums negali nieko atsakyti, kadangi montuotojas kažkur tai rado idėją, jis nieko nežino praktiškai apie šią įrangą, apie jos funkcijas, apie jo veiksmumą. Ir, kaip sakoma, ir viso gero. Tai vat, kad nebūtų tokių dalykų, visada pasistengsit, pasirinkit gerą pardavėją, kuris konsultuoja, kuris atsako jūsų klausimus, o ne taip, kad atvažiavo, pastatė į viso gerą ir po to gali ragelį jums nekelti. Tai būna ir tokių labai dažnai atveju. Tai, kad geriau, kaip sakoma, pirkinių jums, geros nuotaikos pavasarinės ir iki sekančio karto, iki nepamiršom statyti laikus ir užsirašyti mūsų kanalą, nes bus labai daug geros ir vertingos jums informacijos. Iki.